Sveiki gyvi. Norėčiau užduoti Jums vieną klausimą. Ar Jūs turite planą ir jeigu turite, tai kokį, kaip ketinate ištrūkti iš žiurkių rato? Galbūt nežinot, kas yra žiurkių ratas, tai yra ta būsena, kurioje didžioji dalis žmonių gyvena, eidami į darbą, grįždami namo, po to vėl eidami į darbą, grįždami namo ir taip darbas namai visą gyvenimą, kol ateiname iki pensijos ir po to tikimės gyventi iš tų 40 daugiausia procentų pajamų, kuriuos mums duoda valstybė. Be to, per visą tą laiką skiriame vos 1-2 kartus per metus tam, kad išvažiuotume kažkur paatostogauti. Tai ko gero ne tas gyvenimo būdas, kurį nori daugas gyventi, tačiau jį gyvena 95, netgi galbūt daugiau procentų žmonių. Todėl kviečiu Jūs antrą Velykų dieną, 5 val. Vakarą, ko gero būsite visi jau grįžę iš svečių ir privalgę, pridaužę visų kiaušinių, sudalyvauti nemokamame Starfish Academy webinare, kuriame kaip tik ir pakalbėsime apie tai, kaip susidaryti planą, kurio pagalbos galėtumėte ištrūkti iš to užburto žiurkių rato, kas tas planas yra, kodėl jis tiek svarbus ir kodėl tam planui labai svarbu yra aplinka. Ir kokią aplinką mes turėtume kurti tam, kad tą planą būtų gerokai lengviau gyvendinti. Ne tik tais jį sudaryti, bet ir įgyvendinti. Aš taip pat papasakosiu šiek tiek plačiau apie vienus iš mūsų planuojamų netrukus vyksiančių Vilniuje mokymų, 2 dienų intensyvius finansinio raštingumo mokymus. Išgirsite, ką mes tenais darome, kodėl tie mokymai galėtų būti vienas iš žingsnių jūsų plano įgyvendinimui, jūsų plano susidarimui. Be to esu paruošęs specialų pasiūlymą tiem, kas dalyvaus šitame webinare gyvai. Taigi, antrąją Velykų dieną, pirmadienį, 5 val. Vakaro, kviečiu Jūs prisijungti prie šio nemokamo webinaro. Ar Jūs turite savo planą, kaip ištrūkti iš žiurkių rato? Iki greito susitikimo tenais. Iki.